Europos kaleidoskopas. Labadiena, mėly FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė Malinauskienė. O FM99 eteryje Europe Direct informacijos centras kviečia padiskutuoti apie moksleivių eurodebatus. Tad sveikinuosi su jaunimo Europos komandos nare Diana Aksomitaitė. Labadiena. Labadiena. Diana, šiandien susitinkame pasikalbėti apie moksleivių eurodebatus, kuriuose dalyvauja aktyvus Alytaus jaunimas, tiesa? Taip, ir eurodebatai ir skirti paminėti 2013 metus, tai yra Europos piliečių metus, tad skatiname debatuoti ir diskutuoti būtent apie piliečių teisės. Ar aktyvus yra Alytaus jaunimas, Alytaus moksleiviškas jaunimas, kalbant būtent apie eurodebatus ir būtent apie tą temą, kurią ką tik paminėjote? Na, galiu pasakyti, kad Alytaus jaunimas yra vienas iš aktyviausių Lietuvoje, kadangi netgi Vilniuje kilo problemų surinkti komandas, o Alytuje kaip tik ne. Kalbant apie eurodebatus, moksleivių eurodebatus, asmeniškai man tai yra negirdėtas reiškinys. Ar gali būti, kad tai pirmą kartą organizuojamas toks renginys? Taip, eurodebatai pats projektas yra organizuojamas pirmą kartą ir jisai vyks netgi tarp 10 Lietuvos miestų, tarp kurių yra ir Alytus. Ir jūs esate eurodebatų organizatorė? Taip. Alytuje? Taip. Tai ar galiu, Diana, klausti, kaip kilo mintis organizuoti pirmą kartą tokį renginį Alytuje? Už ko užsikabinote, kodėl buvo sugalvotas būtent toks formatas? Kadangi jau mačiau panašių iniciatyvų Alytuje ir buvo tikrai gan patrauklu jauniems žmonėms, tad kodėlgi nepadarius tokio pat renginio ir ES tema. Ar tai reiškia, kad Alytaus jaunimas yra tas jaunimas, kuris nebijo, pasakysiu taip, pamankštinti savo minčių, savo smegenų ir padirbėti ties to klausimu, kad yra ir tokių žmonių, kurie tikrai domisi, kas vyksta Europoje, kas vyksta ES, kas vyksta su žmogaus teisėmis, kaip galbūt vėliau orientuotis į ES darbo rinką. Yra tokio aktyvaus jaunimo, kuris domisi? Taip, tikrai yra, nes matome ir kitų projektų, kurie yra įgyvendinami Alytuje tiksliau. Na, jeigu mes kalbėtume apie šiuos eurodebatus, užsiminėte, kad tai bus ir Lietuvoje, tai reiškia, kad nėra vien tik mieste vykstantis eurodebatai. Taip, kadangi nugalėtojas bus renkamas visoje Lietuvoje vienas. Ar jūs galėtumėte papasakoti šiek tiek plačiau, kaip viskas vyksta? Tai pirmiausia, eurodebatai vyks kiekviename mieste atskirai. Bus išrenkama viena komanda iš 2, kurios bus debatuojančios, jas išrinks auditorija. Ir tada viskas persikels į pažinkeuropa.lt tinklalapį, kuriame žmonės taip pat balsuos, nes bus ten nufilmuoti geriausi argumentai komandų. Ir taip išrinks vieną komandą, kuri laimės kelionę į Briuselį. Tai bus pažintinė kelionė aplankyti tenai įsikūrusias ES institucijas. Ir didelė paskata, aišku, jaunimui. Žinoma, nes ne kiekvieną dieną gali nuvažiuoti į Briuselį. Diana, kalbant apie komandas, minėjote, kad jos bus renkamos. Ar jos jau yra išrinktos Alytuje? Taip, Alytuje turime 2 komandas, tai yra Švento Benedikto gimnazijos viena komanda ir kita Jotvingių gimnazijos. Kiek narių yra vienoje grupėje? Tai yra po 3 narius ir dar yra tokia naujiena, kad prie kiekvienos komandos prisijungs po vieną profesionalų debatininką. Tai juos irgi jau turime, tai bus Rokas ir Justina. Tai tie žmonės, kurie šiuo metu klauso ir norėtų taipogi dalyvauti debatuose, ar jie dar gali, ar jau pravažiavo tas traukinukas? Jie gali ateiti pasižiūrėti jų. Tai Alytuje vyks lapkričio 29 dieną 13 valandą, tai Alytaus miesto bendruomenės centre. Tai žinoma, visi labai laukiami, kadangi ir šias komandas išrinks būtent auditorija. Būtent šias komandas? Taip, kuri iš mūsų laimės, tai ar Benediktas ar Jotvingiai, tai išrinks auditoriją. Ir keliausite paskui į Vilnių, kur viena komanda laimėjusi dalyvaus profesionaliuose debatų mokymuose. Debatai yra ne pats lengviausias būdas parodyti savo žinias, bet visgi debatai yra kaip ir diskusijos, kaip ir protų mūšiai, kažkas tokio panašaus, kuomet galima pamatyti, kas žmogui labiausiai rūpi, kuris yra stipriausias ir kur yra didžiausios spragos, turbūt ar sutiktumėt su manimi? Taip, kadangi debatai tai irgi ugdo kaip ir nuomonės argumentavimą, formuoja kritinį mąstymą, tai ugdo kažkiek ir asmenybę pačią. Kadangi jūs esate organizatoriai šių eurodebatų, kaip jūs pati matote, kokios yra didžiausios, spragos Alytaus moksleiviams, nes apie ką bus debatuojama, pakalbėkime dar apie tai. Tai bus debatuojama apie jaunimo garantijų iniciatyvą ES šalyse. Ir manau, kad alytiškių būtent tai didžiausias toks kaip ir minusas yra, kad bijoma viešai kalbėti ir atsistoti prieš auditoriją ir dar sakyti argumentus tokia tema, tai iš viso yra keblu. Tai manau, kad būtent šią temą bus kaip tik ir kalbama apie sklandų perėjimą į darbo rinką, kas yra būtent labai aktualu ypač Alytuje, nes kadangi daug išvažiuoja jaunimo į didesnius miestus, tai jaunimas kaip tik pasižiūrės, kas yra ES, kas yra čia per
iniciatyva ta jaunimo garantijų ir kodėl jos reikia. O jūs pati, kaip jūs pati planuojate likti Alytuje, ar visgi jums irgi yra artimos tos didesnės erdvės ir galbūt ieškojimas darbo vietos Europos Sąjungoje? Na, dabar galvojant, tai tikrai kažkaip nesiruošiau likti Alytuje ir į jį tik sugrįžti. Tik sugrįžti? Taip. O jūs planuojate studijuoti vėliau užsienyje Europos Sąjungoje, ar tai, apie ką bus kalbama debatuose apie darbo rinką Europos Sąjungoje, ar visgi ketinate keliauti, pavyzdžiui, padirbėti pirmiausia? Kokie jūsų pačios planai? Na, vis dėlto pirmiausia ketinu studijuoti ir iš Lietuvos nesiruošiu pabėgti, o paskui tai kaip matysim. Pabaigoje mūsų pokalbio kviesčiau priminti, kur ir kada reikėtų ateiti. Tai Alytuje vyks Eurodebatai lapkričio 29 dieną, 13 val. Alytaus miesto bendruomenės centre. Ir tiems, kurie ateis pasižiūrėti, reikėtų jau nusiteikti irgi žinių turėti savo mintyse, savo galvose, kad galėtų gerai įvertinti tas komandas, kurios varžysis, ar ne? Žinoma, nes bus galima užduoti ir klausimų komandoms. Ir kartu su jais padebatuoti, pakalbėti, padiskutuoti. Taip. Kągi, ačiū šiandien jums už pokalbį, ačiū už tokį gražų darbą, kurį organizuojate ir nebijote organizuoti pirmojo tokio Alytuje, nes tai šioks toks iššūkis, ar ne? Na, šiek tiek yra. Kaip manote, ar tęstinumo tokia programa sulauks? Manau, jeigu bus tik tai norinčių dalyvauti, tai tikrai bus tęsiama toliau. Kągi, ačiū šiandien jums už pokalbį, dėkoju jaunimo Europos komandos nariai Dianai Aksomitaitei. Ačiū jums. Gražios dienos. Europos kaleidoskopas.